Visiems labas, su jumis Gydytoja Pana ir aš noriu atsiprašyti, kad tiek ilgai nefilmavau, nes aš turėjau ten gyvenimą visokių darbų. Tiesiog dabar vasara, taip, man į mokyklą nereikia eiti, jeigu man 9 metai ir aš einu į 3 klasę. Dabar iš vis reikia man skaityti knygą, tai irgi kažkaip tai ilgokai. Mokytoja uždavė perskaityti vieną knygą, taip tik vieną. Skaitau Lukas Šiaudelis ir gausiu dirbtinio intelekto. Švis gera knyga ir jums rekomenduoju Tomo Dirgėlos. Švis Tomo Dirgėlas yra mano mėgstamiausias rašytojas. Tai labai atsiprašau, kad tiek ilgai filmau. Ir matote mano šitos akinius. Va. Tokius akinius. Jie buvo mano seni. Ir šiandien aš gausiu naujus akinius. Tik buvo toks laimingas, jūs neįsivaizduojate tiesiog. Tai toks jausmas buvo, kad aš ėjau į, nežinau, į Disneylandą, į Legolandą, į Aquapark, nežinau. Tiesiog galėjau atostogauti kiekvieną dieną. Čia toks jausmas buvo, kada aš sužinojau. Žinokite. Aš manau, kad jums, jeigu jūs gautumėt pirmus akinius, taip dar būtų įspūdinga. Čia tik tai pirmi akiniai. O jau kada antras, toks džiaugsmas nebuvo. Toks džiaugsmas. Nes aš per pirmus akinius sužinau, kada jie pas mane atėjo. Ne taip jau buvo įdomu. O jau dabar tai 7:30 aš tik tai gausiu savo akinius. Bet nieko, aš palauksiu ir savo draugams. Duosiu pažiūrėti. Taip, juos pažiūrėti. Tai su jumis buvo Gydytoja Pana ir visiems ate.